Mielos moterys, užduotis skamba taip. Per kiek laiko jūsų vyras sugebės pakeisti patalynę? Kaip matote, esame sostinės širdyje senamiestyje prie 4 žvaigždučių viešbučio, kuriame profesionali kambarinė padės išsiaiškinti, kiek laiko reikia jai pakeisti patalynę. Štai mes esame užduoties vykdymo vietoje. Šalia manęs mano bičiulė Lena, kuri mielai man sutiko pagelbėti, ji tikra savo srities žinovė bei profesionalė. Lena, ar kada skaičiavai iš tikrųjų, kiek laiko tau užtrunka pakeisti patalynę? Taip, bandžiau nuvilkti 1 minutę, apvilkti 5. Tai grubiai 6 minutės, ar ne? Žinai, Lena, mano širdis jaučia, kad šiandien patalynę pavyks pakeisti gerokai greičiau. Gerbiami žiūrovai, o dabar parodysim, kaip greitai televizijoje dingsta daiktai. Kągi, galim pradėti? 1, 2, 3, pradedam! Iki 5 minučių, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lena, noriu pasveikinti, jūs esate tikra profesionalė ir iš tikrųjų pagerinote savo asmeninį rekordą. Sakėte, kad prieš tai tą padarydavote per 6 minutės, o dabar tą padarėte per 5 minutės 4 sekundės. Gal galite pasidalinti savo patirtim ir išduoti paslaptį, kaip greičiau vyrams atlikti šitą užduotį? Nieko čia sudėtingų nėra. Jeigu jūs įdėmiai žiūrėjot, tai jeigu jūsų vyras namuose daro tą patį, tai čia jam nebus sunku. Supratau. O jeigu nedaro namie? Nu, tai reiškia, bus sunkiau. Supratau. Taip, vyrai, sėkmės jums.